didesnės, mažesnės ligos mūsų gyvenime. Ar tikrai visada tai buvo pačios nemaloniausios patirtis? O galbūt po tos ligos tu pradėjai vertinti laiką, kurį turi, vertinti žmonės, kurie yra šalia tavęs, vertinti savo galimybės, savo ribotumą, kad nesi visagalis, kad turi taip pat atsižvelgti ir į poilsio laiką, atsižvelgti į savo fizinę sveikatą, į mankštą, į kitus dalykus. Kai baigėsi draugystės santykiai, Dieve, jauni žmonės kartais žudosi dėl šito. Baikit, jeigu baigėsi šita meilė, dar santuokos sakramentas nepriimtas, tikrai kažkur už stulpo laukia kita meilė tavęs. Dievas paruošia kažką didesnio, geresnio. Su šituo draugu paėjote, drauge paėjote, laukia kitas draugas tavęs, kur Dievas sako, su šituo išmoksi dar geresnių, gražesnių dalykų savo gyvenime.